Ir dabar bus įrašas, kuris gimė iš mano asmeninių sesijų. Aš dalinaus to per sesiją ir jaučiu, kad bus smagu čia irgi jo pasidalint. Ir jisai turėtų vadintis kažkaip panašiai į leidžiu žvaigždžių energijoms grįžti namo. Leidžiam žvaigždžių energijoms grįžti namo į savo planetas. Ir dabar aš papasakosiu ir vėl nuostabiai padarykim meną čia. Čia bus žmogus. O, kaip Elvis Preslis. Koklas. Kaip gera būti šitoje akimirkoje, tiesiog va paiša ir smagu ir nieko daugiau nereikia gyvenime. Čia pilvas. Jau. Čia bus aš arba tu. Ir čia bus tavo, pavadinkim, auros laukas, tavo energijos laukas, vardan šitos pasakos. Jo, oi. Čia esi tu, dar labiau tu negu tik šitas, negu šitie rėmai. Tu esi energija, tu esi tai, kas nesimato, tai kaip nematai Wi-Fi spindelio kambarį, taip pat negali matyti akimis ir savo energijos ar kitų žmonių energijos, bet gali jausti ją, gali išmokti jausti ją ir gali matyti kitus kaip energiją, kai pradedi jausti savo jausmus ir atidarai savo kūną. Tavo akis pradeda gaudyti ir matyti energiją. Mes matom energiją su violeta ir tu irgi gali matyti energiją, kai žiūri kitą žmogų ir matyti, skenuoti viską, ką jisai transliuoja, nesvarbu, ką jis sako žodžiais, tu matai tiesą, nes tu skaitai energiją. Tai reikia tai omeny, jeigu tau tai įdomu, jausk jausmus ir viskas atsidarys. Bet ką aš noriu pasakoti šiandien, kad jeigu gerai įsižiūrėtum, kiekvienas iš šitų burbuliukų, kiekvienas iš šitų burbuliukų, įsivaizduok, yra emocinis burbuliukas kūne. Gali būti pozityvios emocijos, džiaugsmas, ekstazė, ten koks nors laimė, kai gauni pinigų, arba kai gauni algą, arba kai laimi loteriją, arba kai kažkas pasiseka. Gali būti skausmas, nelaimė, kai kažkas nutinka ne taip, kaip nori, arba kažkas įskaudina tave, arba palieka, arba susidauži koją, arba žodžiu. Visur, kur mums kyla emocija, dar, kad įvardint pavadinsiu, kas yra, tai yra angliškai išvertus energy in motion, tai yra judanti energija po tavo kūną, po tave, po tavo kūną, visą tai po tavo aurą. Tai yra judanti energija. Ir kaip ir sakiau, praeitam įraše jinai gali būti neaktyvi ir jinai gali būti aktyvi, kai tau jinai iškyla į paviršių, kai tave sutrigerina, nutinka kažkas, kabutėse blogo arba gero ir tu pradedi jausti savo krūtinėje, pilve, gerklėje, galvoje, kojose, rankose, kažkur judančią energiją per tave ir tai yra emocija. Tai svarbu suprasti tai, kad mes nesam emocijos, tai yra mūsų vidiniai erdvėjai, uždėti kaip prieskoniai, kurie nuolat juda ir kyla ir keičiasi. Kuo daugiau jauti, tuo mažiau jų lieka ir tuo labiau esi už emocijų, gyveni be emocijų. Dar vienas dalykas svarbu suprasti, kad kai tu gyveni be emocijų, skamba, kad tu esi nejautrus ir nieko nejauti. Ir tai yra absoliučiai priešingai, tai yra visiškai, tu jauti viską, tu esi jautrus kaip klitorius, visas tavo kūnas jautrus kaip klitorius,
gal kam nepatiks tas įsireiškimas, bet jis labai smagus. Ir tu viską jautriai jauti ir išgyveni, bet tai neliečia tavęs asmeniškai ir tai nekabina tavęs asmeniškai, nes nėra jokio ego tame. Tai emocija taip pat lygus ego. Ir dabar ką aš noriu papasakoti šitam filmukė mūsų. Kiekvienas šitas mažytis rutuliukas yra lyg žvaigždžių dulkė, žvaigždžių energija, kuri nori grįžti namo į savo planetas. Taip, einam toliau paišyti. Vaizduok, čia viena planeta, čia kita planeta, čia trečia planeta, čia ketvirta planeta ir daug jų yra, žodžiu, ne? Nupieškim dar mėnulį prieš tos planetos, for fun. Ir įsivaizduok, kad čia yra kosmosas. Gerai? Kosmosas. Ir čia va, visokios kosmoso šitas srovės teka. Bet to linksmas faktas, dabar esi Žemės planetai ir Žemės planeta skrieja, jeigu neklystu, 500 km per sekundę greičiu. Jeigu aš nemeluoju, tai paguglinsiu. Kyčio įrašai. Visada tokie crazy. Nerandu dabar taip greit. Google. Žodžiu, esmė tokia, kad labai tu dabar skrieji greitai su Žeme per kosmosą. Ir Žemė dabar yra kosmose. Ir tu dabar esi kosmose, nes Žemė yra kosmose. Gerai? Tai turėk tai omeny. Tai nėra kažkur, kad tu esi Žemėje ir kosmosas yra kažkur kitur aukštai. Mes tiesioginė to žodžio prasme dabar skriejam kosmose kaip dideliame erdvėlaiviai pavadinimu Žemė ir mes skriejam per kosmosą. Ir viskas, kas susiję, čia viskas yra kosmiška. Tai mes gyvenam kosmose. Šitokia smagus priminimas tau, kad nesureikšmintum taip daug materialumo ir žemiškumo ir būti žemišku. Ne, tu esi kosmose, mes skriejam dabar kosmosu, mes kosmonautai, mano draugė. Tai grįžtant prie įrašo šitą, vienintelis svarbus dalykas, ką turi padaryti gyvenime, tai leisti šitoms žvaigždžių energijoms. Koks gražuolis. Ateik į sesiją ir aš tau parodysiu paslaptis visas. Svarbu, kad kiekvienas šitas burbulas rastų kelią į savo planetą. Viena planeta, kita planeta, trečia, ketvirta, ne, čia yra jų namai. Įsivaizduok, čia yra jų namai. Ir jie visi nori grįžti namo. Taip kaip ir tu nori grįžti namo pas Dievą, į vienį, į džiaugsmą. Taip ir jie visi nori grįžti namo, o čia sako, čia mano namai, aš taip noriu grįžti, aš taip nebenoriu būti tam kūne žmogaus, aš nebenoriu būti toj aurai užstrigęs, aš noriu grįžti namo, aš noriu grįžti pas savo šeimą, pas savo mylimus draugus ir išeiti iš šitos dramos viso žmonių, ne? Noriu grįžti, va, šitas sako, va taip, ne, arba šitas. Ir kas nutinka, kad žmogus stovi su beisbolo lazda, ne, su beisbolo lazda, ir sako,
Ir sako, ne, jūs niekur neisit, jūs liksit mano aurai, aš jums neleisiu niekur eiti, aš jūs nelabai matos. Užgersiu, užrūkysiu, užvalgysiu, užmedituosiu, užkvėpuosiu, užžiūrėsiu per televizorių, užvaistinsiu vaistais, masturbuosiu, darboholinsiu, sportuosiu. Tai yra keli dalykai, ką žmonės daro. Štai ištrenkim. Čia yra keli dalykai, ką žmonės daro, kai nori neleisti savo jausti. Tai užgeria alkoholio, užrūko cigaretėm, užvalgo sunkiu maistu, kurio visai nereikia kūnui tuo momentu, bet jausmai liepia valgyti. Užmedituoja. Čia irgi dvasiniam pasauliu svarbus dalykas, kai jauti sunkiai nori eiti medituoti. Tai jeigu eini tiesiog stebėti savo mintis tam, kad nejaustum jausmų, tu bėgi nuo jausmų, mano draugė. Dėl to jausmų sesija veikia, nes tai eini tiesiai į jausmą ir nebandai pabėgti nuo to. Iš vienos pusės gali sakyti, kad net ir darydamas jausmų sesiją, tu bėgi nuo jausmo, nes nori kažką pakeisti tame, bet yra arčiausias dalykas tiesos, kas veikia praktiškai, kas iš tikrųjų padeda eiti į šaknį viso to. Tai tiesiog pasitikėk ir nerkitai. Žmonės taip pat bando užkvėpuoti jausmus, kai iškyla kažkas, tu bandai, dabar turiu nurimti, dabar turiu kvėpuoti, dabar turiu nusiraminti, stebėti savo kvėpavimą, tu irgi bėgi nuo jausmų, tu nesi dabarty, tu nesi su tuo, kas iškyla tau, tu nori kažką padaryti, kuo greičiau, kad dingtų tai. Stoji su beisbolo lazda, net kai ir užkvėpuot bandai. Užžiūrėsiu televizorių ar kompą ar filmus, čia ir taip aišku turbūt. Užvaistinsiu antidepresantais, visokiais slopinančiais vaistais, nemigos vaistais, visokiom tabletėm, papildais ir taip toliau, net ir žolelėm paprastom. Jeigu tai yra tam, kad nejaustum kažko, tu stoji su beisbolo lazda ir daužai šitas nuostabes žvaigždžių energijas savyje ir neleidi joms grįžti namo. Taip pat yra užmasturbuosiu, aš irgi anksčiau masturbuodavau labai daug, kai buvau jaunesnis, tam, kad nejausti, buvau labai priklausomas nuo to, nuo sekso, nuo masturbacijos ir tai irgi yra dalis viso to bėgimo didelio nuo jausmų, ypač vyrai. Visi beveik tai daro ir tai yra tai, kad jie nemoka jausti ir nenori jausti dėja, bet aš negaliu paspartinti to, aš stengiuosi, bet moteris daug labiau sudomėjusios yra jausmais ir šituo procesu kol kas, negu vyrai, tai palaukti reikia tiesiog, pamatyti jie vertę to. Uždarboholinsiu, tai yra, kad tu dirbi daug tam, kad nejausti kažko, skiri savo visą energiją darbui, visą energiją varai kaip išprotėjęs, negali sustoti, nes žinai, jeigu sustosi, tau pradės kilti viskas ir tiesiog negali sustoti ir tą kūną pervargini beprotiškai ir išsenki, bet toliau varai, nes kyla jausmai, jeigu sustoji. Rezonuoja, parašyk komentarą.
užsportuosiu, taip pat žmonės, jeigu iškyla kažkas, varo bėgioti iškart arba varo į džymą iškart išsilieti, atrodo, aš irgi atsimenu anksčiau, supyksti su kokia mergina ar su kuo nors ir davarai sporto salę, visą tą nekentimą, visą tą pyktį atrodo išlieti, bet iš tikrųjų tu jo niekur neišliejai, jisai lieka tavy, tu tiesiog iškrauni tą akimirką, tą energiją, bet pati priežastis, kodėl kabina tave, lieka tavo kūne ir turi susitikti su jie per sesiją, pasidaryti savo sesiją ir išgyventi tuos jausmus. Tai sakant tai, mano draugė, tavo gyvenimo užduotis žemėje yra likti be šitų visų mažų arba didelių burbulų savo aurai. Jie visi turi grįžti namo ir vienintelis kelias jiems namo, grįžti namo yra pereiti. Per tavo, ar jau žinai, ką rašau? Kūną. Yra vienintelis būdas jiems grįžti namo, kai tu nutrini savo apsaugą ir nebedarai šitų dalykų. Tu nutrini savo apsaugą ir turi intenciją, kad jie visi pradėtų kilti iš tavęs į kosmosą per tavo kūną, kad išeitų jie visi. Tavo intencija, tavo leidimas, tavo noras sukuria šitą patirtį, užkuria variklį visą. Tai parašysiu dar čia. Tavo intencija, turi norėti to, turi norėti atsidaryti, turi norėti eiti iš to keliu. Jeigu nenorėsi, bus labai sunku. Ir aš niekada nedarysiu sesijos asmeninės žmogui. Aišku, jų ir neateina tokių, bet niekada nedaryčiau sesijos žmogui, kuris nenori eiti į tai. Ir aš turėčiau jį versti eiti ten. Tai yra ir tai pakankamai sunku eiti ir tai turi būti visiškai tavo noras, tavo aiški intencija, kad aš noriu atsidaryti, aš noriu leisti viskam išeiti iš manęs, aš noriu būti laisvas, aš noriu būti be emocijų, aš noriu jausti visiškai save, Dievo vedimą, savo ašį, centrą, būti ramus be minčių, būti pasitikėjime, meiliai dienos metu ir nenoriu kentėti. Jeigu tavo tokia intencija, tavo kelias yra leisti ir atidaryti savo vartus, visom šitom energijom pradėti kilti per tavo kūną. Tai yra pagrindinis dalykas, ką žmogus turi suprasti, kad visa tai išeitų, kas užspausta, tai turi pereiti per tavo kūną. Dabar toliau. Yra baimė. Yra baimė. Yra baimė, kad tau skaudės labai, kad tau bus labai didžiulis diskomfortas, kad tau bus labai nemalonu jausti visą tai, kad atrodo tave ir paliko, ir tėvai žuvo, ir paliko artimas žmogus, ir darbas nesika, ir viskas. Ir jeigu tu nustosi daryti tai, ką dabar darai, gerti, rūkyti, valgyti, medituoti, kvėpuoti, žiūrėti kompą, filmus, serialus, gerti vaistus, masturbuotis, eiti darbą kaip išprotėjusiam ar sportuoti kaip išprotėjusiam, yra didžiulė baimė, kad tau nutiks kažkas blogo ir kad tu neatlaikysi
Op. Neat. Baimė neatlaikyti. Yra didžiulė baimė tam. Bet kas yra esmė, kodėl aš tai rašau? Tai yra baimė neatlaikyti, kuri tu labiau bijai pačios baimės, bet ne pačios patirties. Įsivaizduok, va dabar papaišykim taip. Čia yra tavo baimė, kurios bijai, tu bijai baimės neatlaikyti. O tavo realus skausmas, kurį jauti savo kūne, kai eina energijos ir kai nededi etiketės, kad tai yra blogai kažkas ir kai nėra baimės, nėra baimės ir pasipriešinimo tai jausti, realus skausmas yra maždaug va toks, kieno jausmo. Bet baimė išpučia va tokį burbulą ir realiai yra va toks skirtumas. Pažiūrėk dabar pavyzdį. Čia yra realybė, čia yra iliuzija, kas sukuria baimę, kad tau nutiks kažkas žiauriai blogo, mirsi, neišgyvensi, tai paralyžuos ar taip toliau. Ir žmonės dėja tiki baimę ir neina jausti, nors tai gali užtrukti vos minutę ar kelias minutės, pabūti tiesiog, kol pereina ta banga per tavo kūną, išverki. Parakaitas sukyla, karštis, liūdesys, ar spaudžia krūtinė, ar pilvą, biškį paskauda, pabūni su to, pabūni jaukiai su savimi, išjauti, išgyveni su raiščiu, surauki gal, jauti kaip kyla ta energija iš krūtinės, eina per gerklę, jauti kaip kyla, gal žiovaut nori, tada, galva, užspaudžia galvą visą ir jauti kaip pradeda tirpti, pradeda lengvėti ir vibracija pasikeičia ir tu padarai transformaciją jausmų. Bet jeigu tu bijosi, ką sako tavo protas ar baimė apie jausmus, tu niekada negalėsi eiti į tai, stačia galva, nes baimė stovės kely. Tai mano didžiulė rekomendacija yra netikėti baimę, pasitikėti ryčiu geriau. Pasitikėti mumis, pasitikėti, kad Dievas tave myli, pasitikėti, kad tau nieko nenutiks ir ne šiaip savo čia atėjai. Ir nerti į tai ir padaryti baimę savo pasitikėjimu ir ryžtu ir eiti į šviesą. Pasitikėti, kad tau nieko nenutiks, kad tu saugus, saugi, tiesiog eiti į tai. Ir atsinešti visą šitą šviesą, kai tau kažkas iškyla ir apgaubti savo skausmą iškilusi jie, apgaubti ir sakyti, viskas gerai, kūnas viską gali pakelti, kas iškyla šiandien. Žinau, kad Dievas mane atsiūs daugiau, negu aš galiu pakelti, aš pasitikiu, aš neįdėsiu, aš atiduodu tai Dievo rankas, tegu viskas kyla per mane, kas turi šiandien iškilti. Ir tu esi su tokia intencija ir tada baimė nebegali tęs paveikti. Ir kai baimė nebegali tęs paveikti, tavo kūnas dar daugiau atsidaro, dar daugiau atsidarai gyvenimui. Ir dar daugiau gali eiti į visas pusės tie kamuoliai ir grįžti namo į savo planetas. Ir darant tai, kai jų mažėja tavo kūne, kai mažėja jų, sakykime, tai va, truputį sumažėja. Kuo daugiau jų sumažėja, tuo daugiau tavo šviesa didėja, tavo aura keičiasi, tu tampi auksiniu Dievo vaiku švytinčiu. Ir tai va keičiasi viskas. Kuo daugiau tu išjauti jausmų savo, ego, emocijų, tuo daugiau natūraliai pradeda švytėti tavo šviesa, tavo tikrumas, tavo prigimtis. Nes po visų ego, po visom emocijom, po visais šitais burbulais
yra šviesa, yra didžiulė meilė ir šviesa. Ir aš po truputį pradedu tai jausti vis daugiau kasdien ir va taip tai atrodo. Tu tampi šviesa ir kuo daugiau išjauti, kuo daugiau baimės sumažėja, dar daugiau tu pradedi švitėti, visas dar iš vis nebetiki baimę, pamiršti ją, uždarai spintai. Ir tada dar daugiau pradeda eiti, dar daugiau atsidaro viskas. Ir tau pradeda kilti sunkesnės situacijos, stipresni jausmai negu anksčiau, nes tu daugiau gali pakelti ir daugiau pakeli ir daugiau šviesos kūnas talpina. Ir kai juos išjauti, kai visokie egzistenciniai jausmai pradeda kilti, išgyvenimas, pinigai, skausmas, ten didžiausios traumos iš praeitų gyvenimų, ten deginimo ant laužo ar kalėjimo ar dar ko nors, ir su jais susitinki ir tada dar daugiau pradedi švitėti, tavo aura dar daugiau pasikeičia, wow, ir va taip tu keities, ir va taip keičiasi tavo kūnas tame procese. Ir mano draugė, ir tada gaunas taip, kad dienos metu, čia pieškim dabar, čia yra diena, ne, 24 valandas, čia 12, ir opa. Čia 12. Ir gaunas taip, kad realiai žmogus iš pradžių einant iš tą kelią, jisai 12 valandų, 23 valandas jisai jaučiasi blogai, pilnas minčių, pilnas emocijų ir biški per dieną tu jauti, kad, galiu pailsėti, galiu atsipūsti ir gerą jausmą jauti. Kai pradedi jausti savo jausmus, kai pradedi leisti energijams eiti per tavo kūną ir atidarai save ir nebetiki baimę jausti, ir jie pradeda tirpti, kai jie ištirpsta, tu vis daugiau dienos metu atrandi, kad turi vis daugiau erdvės tarp minčių, vis daugiau erdvės tarp jausmų ir vis daugiau užpildo tave diena lengvumu, aiškumu ir ramybė. Ir su laiku, kiekvieną išjaučiant burbulą, va tai vis tau kažkas gryninasi ir vis daugiau dienos metu jauti save. Ir tai yra amžina, tai yra darbas, kuris išlieka visam laikui. Tu nebegrįžta tai, tu padarai kartą, tu išjauti kartą. Ir būtent ta energija, jinai nebegrįžta pas tave. Jeigu grįžta panaši, vadinasi, dar likę yra kažkas ir vadinasi, dar yra darbo apie tai ir tu su mielu noru jauti toliau, nežinai, kad dar bus lengviau, dar bus šviesiau ir dar labiau tavo šviesa padidės. Ne? Toks yra procesas - atidaryti save, leisti viskam perėti per tavo kūną, turėti intenciją tam, nes be tavo intencijos nieko nenutiks, pastebėti, kai ateina baimė ir pasitengti visiškai ją netikėti, pasitikėti, kad šitie dalykai Dievas to pasirūpins, tau nereikia užspausti to, kiek įmanoma, aišku, kartais gal reikia nervų sistemai pailsėti, bet ne tiek daug, kiek žmonės daro, tu gali daug daugiau jausti negu galvoji, daug daugiau pakelti energijos negu galvoji, kūnai yra nuostabus, jie multidimensiniai, jie gali didžiulius dalykus padaryti, netikėk baimę, netikėk visuomenė, net netikėk šitais dalykais. Nieko blogo yra gerti ar rūkyti, jeigu darai tai dėl malonumo, kaip vaikiško džiaugsmo, jeigu tau tai rezonuoja, viskas cool. Gali tai daryti, žaisti žemę, bet jeigu tai darai dėl to, kad bėgi nuo jausmų savo, visada prioritetas yra jausmai. Tai dar vieną dalyką noriu parašyti, kad prioritetas visada yra jausmai. Visą dieną, jeigu stebėsi savo jausmus,
savo kūną, kas vyksta tavo kūne ir ignoruosi visą kitą, ignoruosi rūpesčius, darbus, mintis, šeimą, naudokis viskuo, pažiūrėti, kur tavo kūne aktyvuojasi burbulai, kur tau kas sukyla, kur tau kas suspaudžia, kur reikalingas tavo dėmesys, pažiūrėti į tai, naudokis vaikais, naudokis vyru, naudokis žmona, naudokis verslu, naudokis savo daiktais, naudokis viskuo gyvenime, kas ateina tau realybę, kuo daugiau pamatyti, kur neši savo kūne šitų burbulų, ir tada užmerkti akis, nukreipti visą savo dėmesį į tai, atverti save kaip niekad gyvenime ir sakyti, aš atiduodu tai į Dievo rankas ir sakyti, aš noriu, kad tai grįžtų atgal į šaltinį, į visatą, į Dievą ir aš nesaugau to, aš atiduodu tai ir visiškai skoncentruoju į tą vietą ir jauti tą energiją, laikai savo dėmesį joje, nejudini kūno, jeigu įmanoma, ir jauti, kaip ten kažkas sukas, juda, kyla, kaista, šala, dreba, purtasi. Ir jauti, kaip jinai vaikšto per tavo kūną, jinai turi pereiti per tavo kūną ir tada jinai gali grįžti namo į savo planetą, kur jinai grįžus į savo planetą. Kur jinai grįžus į savo planetą, gali sutikti savo šeimą ir vėl susijungti su jais ir sakyti, pagaliau mes vėl kartu. Ir tu leidai tai padaryti tik todėl, kad nebestovėjusi beisbolo lazda, ir tau jos daugiau nebereikia. Ir vietoj to tu siemi meilę, atvirumą ir tavo šviesa užpildo viską, kas anksčiau buvo teroras ir pasipriešinimas. Ir čia baigėsi šitas įrašas. Ačiū tau, kad klausei. Parašyk komentarą, ar patiko, ar supratai ką nors naujo, ar pajutai, ką norėjau perduoti tau. Ačiū ir iki pasimatymo sekantį kartą.